Tai nutinka beveik kiekviename grupinėme susitikime. Viena moteris garsiai ištaria tai, ką galbūt ilgai slėpė net nuo savęs. Ir staiga kita moteris iš visiškai kitokio gyvenimo, kitokios profesijos, kitokio konteksto nusišypso ir pasako, man lygiai taip pat. Šis atpažinimas yra vienas iš labiausiai išlaisvinančių jausmų pasaulyje. Ir štai giluminė viso to priežastis. Gėda ir baimė gali išgyventi tik visiškoj izoliacijoje. Kai tu galvoji, kad esi vienintelė, kuri nesusitvarko ar kažko bijo, tu jautiesi kažkokia sugadinta, defektuota. Bet kai išgirsti savo pačios baimę iš kitos moters lūpų, ta baimė tiesiog praranda savo galią. Ir ten tu nenusipirksi šio palengvėjimo jokiose kursuose ir neperskaitysi jokiose knygose, jokiose seminaruose. Tai nutinka tik gyvam kontakte. Nustok slėpti savo pažeidžiamumą. Kai parodai savo netobulumą, tu duodi leidimą ir kitai moteriai pagaliau atsikvėpti. Tad kviečiu tave į mano kuriamą gyvą online moterų ratą, kuris prasideda Liepos pradžioje. Ten toks atsikvėpimas tampa kiekvienos savaitės praktika. Daugiau informacijos mano bio.